čia pagal tai, ką aš pasakiau, laisvai galima pasakyti tai, kokia lytiškumo samprata yra grįsta, visas lytiškumo ugdymas šitoje gyvenimo įgūdžio programoje. Taip, tai yra socialinis konstruktyvizmas, tai yra postmodernistinė samprata, kad lytis, todėl, kad yra aiškiai parašyta, lytis yra pasirenkama, yra tarp pasirenkamų dalykų, todėl yra kalbama apie tai, kad diskutuoja, aš cituoju, diskutuoja apie lyčių lygybę, lyčių vaidmenis, diskutuoja apie mokykitės argumentuoti seksualinę orientaciją kaip žmogaus lytiškumo identitetą. Po to vaikai, kai gimsta, jie turi dvi lytis, vyrų ir moterų. Kokia bus socialinė lytis, ar vėliau žmogus norės atskleisti kokios jis lyties, tai yra jo asmeninis pasirinkimas. Tai vaikai nemokomi lyčių atpažinimo kito asmens. Jie turėtų sugebėti identifikuoti save. Programa yra, galima sakyti, lyties atžvilgių yra sterili. Žodžio vyras, moteris nėra. O, netgi taip. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje po nepriklausomybės, kada šitokiu kontrabandinio, sakyčiau, būdu postmodernistinė lytiškumo samprata, kuri prieštarauja konstituciniai žmogaus sampratai, buvo įnešta į valstybinę programą ir paskelbta, kad jinai yra privaloma.